Sveiki. Šiandien iš tiesų nuostabi diena švęsti save. Ir atėjo toks jausmas, netgi tokiais žodžiais pradėti. Te gyvuoja meilė ir išmintis. Daugumos labai populiari šventė, Valentino diena, tai ne tik apie dviejų žmonių meilę, bet tai ir apie meilę savo pirmiausiai. Nes kai mumise užgimsta ta vidinė meilė, kai mes prisipildome tą vidinę savo taurę meilės, kai esame tiesiog meilė, mes ją išspinduliuojam į aplinką, į savo artimiausius ir nepažįstamus žmonės, tiesiog savo buvimu. Ir šiandien ateinu tuo pačiu pasveikinti kiekvieną. Kažkaip labai įdomiai susitelkiau prieš darydama live ir atėjo toks pasakymas su gimtadieniu, su savo gimtadieniu, nes kiekvienas mes gimstame iš meilės. Kūrėjas, perduodamas tą kūrybinę kibirkštį, kurią mes esame, ir užpildydamas mūsų būtį ir suteikia visą tą istoriją, visą išmintį, visos meilės lobynus užprogramuoja, sudeda į tą mūsų meilės dalelytę, kurią jis duoda mums ir mes tada savomis patirtimis ją plečiam ir dėliojam. Ir dėl to tas ir atėjo toks jausmas, kad šiandien yra kiekvieno mūsų gimtadienio. Kodėl ne? Kodėl negalime mes švęsti gimtadienio kiekvieną dieną? Kodėl ar mes leidžiame savo švęsti meilės dieną kiekvieną dieną? Jeigu mes esame unikalūs, pilni, tokie kokie esam, tai iš tiesų tos šventės tampa kiekviena miela akimirka. Ir tą ir norisi šiandien atnešti kiekvienam, kad nelaukite, kol ateis kažkokia tai proga, nelaukite kažkokios konkrečios šventės, o tiesiog švęskite gyvenimą. Te gyvuoja ta meilė, išmintis, tas vidinis jausmas būti savimi ir skleisti tą, ką atėjai skleisti šiame gyvenime. Ir tuo pačiu labai noriu kiekvienam pakviesti į rytoj vyksiantį kartų tiltą. Kartų tiltas tai apie perėjimą iš seno į naują. Ir iš tiesų, kaip kiekvienas suprantame, tėtis ir mama yra mūsų vartai į šį pasaulį. Ir jeigu kažkur tai širdyje ar tiesiog dar prote, mūsų suvokimuose yra kažkokios dalelės, kurios mums neleidžia išjausti pilnatvės, džiaugsmo, tos absoliučios meilės, būtent savo tėvams, tai mums iš tiesų tai yra kaip trukdis mūsų tolimesniam vystymuisi. Ir meilės tėkmę per kartas, moterišką liniją, aš jau esu padariusi susitikimą, yra susitikimo įrašas, o dabar tiesiog turėjau susitikimą su savo mokytoja, Violeta Petraitienė, ir per ją labai įdomiai iš tiesų atėjo mano išėjusio tėčio siela, sąmonė, ir tuo pačiu priminė apie tai, kad vyriškai giminiai nėra dar padarytas susitikimas. Tai nieko nelaukusi, dėl to ir skelbiu jį ir iš tiesų tikiu, kad yra tų, su kuriais mes esame susitarę šią patirtį patirti. Būtent praeiti patyriminę kelionę vyriškąją liniją. Ir jeigu tu esi vienas iš jų, kuris dabar klausaisi, ir jauti, kad tavo vieta būti rytoj susitikime ir tiesiog išskleisti absoliutų dėkingumą, absoliučią tyrą meilę
savo vyriškai giminiai, tiek savo tėčiui, seneliui, broliui, sūnui, vyrui, netgi dėdėms ir uošviui. Tiesiog labai kviečiu tave susijungti. Taip pat tai nėra susitikimas skirtas tik moteriams. Tai yra kvietimas ir tau, nuostabus vyra, kuris keliauja sąmonėjimo keliu. Ir galbūt ne visada išdrįsti prisijungti prie susitikimų. Tikrai yra atverta plačiai erdvė tau susijungti ir taip pat patirti šią kelionę. Tai yra bendrystės kelionė į dar gilesnį savęs pažinimą. Tie tiesiami tiltai iš mūsų širdžių į praeitį, nutiesiant absoliučios meilės gijas, tuo pačiu tiesiami tiltai į ateitį, kurie leidžia mūsų ateities kartom nebekartoti visų tų patirčių, kurias mes galbūt turėjome pereiti, o tiesiog išeiti visai kitokią kokybę. Tai kaip visada negaliu pasakyti, kas tiksliai bus. Tai bus patyriminė kelionė laiku, patyriminė meditacija ir esu tik įrankis, per kurį bus paduota informacija. Ir jeigu tai šiuo momentu tau rezonuoja, labai lauksiu tavęs. Ir susitiksime rytoj 19 val. Zoom. Įkelsiu taip pat nuorodą į patį renginį, kuriame galima bus rasti truputėlį daugiau informacijos, registracija asmeninė žinute ir visiems užsiregistravusiems atsiųsiu Zoom nuorodą rytoj. Tai dar kartelį sveikinu tave su tavo diena, meilės diena ir tai gyvuoja meilė ir išmintis. Nes kai mes savyje integruojam absoliučią meilę, tada išsiskleidžia ir ta vidinė išmintis, kuriai nėra iš tiesų ribų tai kūrybai. Ir mes galime skleisti, būti savimi, nešti pokytį toks, koks yra tikslingas ir reikalingas, per savas patirtis, per savus kūrybinius impulsus, kuriuos mes atliekam. Ir kartu tiltas tai yra vienas iš tų kūrybinių impulsų, kurį nešiojausi, iš tiesų nebuvau tikra, kada jis pasireikš. Ir dabar taip greitai, kaip sakant, 1, 2, imi ir panarai. Ir vakar dar turėjom labai nuostabią meditaciją, susitelkimą su savo bendramintėmis grupėje. Ir buvo irgi duota informacija, kad tie kūrybiniai impulsai mums yra skirti patirti, mūsų patirtims susirinkti. Ir kai kartais mes laukiame kažkokio specialaus laiko, galbūt jaučiamės nepasiruošę kažkam tai, ar tiesiog atidėliojam, tuo pačiu mes atidėliojam ir pačią patirtį, kurią mūsų sąmonės atėjo patirti. Ta patirtį, kurią per mus subtilieji planai gali patirti. Todėl čia ir dabar kiekvienam siunčiu tą kūrybinį impulsą, kuris išsiskleistų jūsų dienose per džiaugsmą, per lengvumą, per vaikiškumą, per norą pabandyti, kad jūsų viduje įsižiebtų tas vidinis mažas vaikas, kuris su tokiu džiaugsmu žiūri didelėmis akimis į pasaulį ir nesvarbu, kad jam yra 30, 40, 50 ar net 100 metų. Jame ta kūrybinė ugnelė yra gyva ir jis nori tiesiog bandyti ir kurti. Tai tebūnie visi jūsų projektai, veiklos, gyvenimiškos patirtis išsiskleidžia per tą kūrybinį impulsą, kurių kiekvienas mes ir esame. Ačiū už skirtą laiką man. Švęskime meilę, švęskime išmintį ir švęskime kūrybinius impulsus, kurie ateina ir gali pasireikšti per mus šioje žemėje. Ačiū
ir palaimintos dienos kiekvienam.